Jau kurį laiką ieškojau natūralaus popieriaus gamintojo Lietuvoje ir netikėtai atradau vieną moterį, Jolantą iš Akimirkų gaudyklė, kuri pati gamina įvairių spalvų natūralų perdirbtą popierių. Ji man štai atsiuntė labai gražų siuntinuką, kad aš išbandyčiau, kaip mano smailioji plunksna ant jo rašo. Darbui pasirinkau aukso spalvos akvarelę, kuri, kaip matote, tikrai gražiai rašo ant šio mėlynos spalvos labai faktūrinio popieriaus. Čia dar labai svarbu pasirinkti atitinkamą ir kokybišką plunksną. Ir tikrai visai kitoks jausmas ant jo rašyti. Smagu eksperimentuoti ir kurti gražius kūrinius su Copperplate stiliaus kaligrafija. Taigi matote, gavosi daili vardo kortelė, labai unikaliai ir prabangiai atrodo vardas, papuoštas augaliniais motyvais ant šio natūralaus rankų darbo popieriaus.